Visa tai vyko, kai Gabrielius dar buvo vaikas ir gyveno su tėvais. Vieną vakarą, kaip įprastai, berniukas sėdėjo verandoje vienas, skaitė knygą ir tiesiog mėgavosi tyliu vakaru gryname ore. Bet tada kažkas sušvilpė. Gabrielius pamanė, kad tai koks draugas ar kaimynas eina pro šalį ir sveikinasi, todėl atsakydamas jis irgi švilptelėjo. Bet vos tik jis sušvilpė, prie jo namų ant elektros laidų nutūpė pelėda. Kažkas su ja buvo ne taip. Geriau įsižiūrėjęs jis pamatė, kad ta pelėda turi žmogaus veidą. Šlykštų ir piktą veidą, kuris savo skvarbiomis akimis žiūri tiesiai į jį. Kas nutiko toliau ir kuo ši istorija susijusi su Meksikos folkloru, klausykite naujausiame mano laidos Ūkanos epizode. Jį rasite Spotify, YouTube ir Apple Podcasts.